Labas visiems, Ruslanas su jumis ir jūs esate Imuninė sistema kanale, kur šiandien pristatysiu tos produktėlius, nuo kurių atsigauna visas organizmas. Labai daug nepakalbėsiu, bet didžiąją dalį skirsiu dumbliams. Tai yra laminarija, vaistinės drebaluotis ir puslėtasis guveinis. Žodžiu, visai buvo. Buvo iš pradžių, kad mes turėjom visus tos lapus išdžiovintus, tai malėm, džiovinom, darėm tokį želė ir po to sausus tos miltelius. Ir priėm tokią išvadą, kad vis dėlto geriausia yra pasidaryti tą želė. Tai pabandėm su pačiais milteliais. Tai dabar aš pademonstruosiu netgi, kaip geriausia pasidaryti. Tai mes imam virintą vandenį, kambario temperatūros, kad nebūtų jisai tokia stiklinė. Geriausia jų pasidaryti 2 kartam, 3 kartam dienai. Darytis galima iš vakaro, kad kitai dienai mes turėtumėm po šaukštą realiai vienam kartui, 2 maksimum. Tai tokį mažą šaukštelį turiu ir po 2 tokius mažus šaukštelius įdedu į tą vandenį. Tai geriausia yra turėti atskirai 3, bet jeigu mes darom ilgesniam laikui, nes pasidarius tą, tarkim, visą kiekį, tai čia nežinau, čia litras su virš turėtų gautis, dar daugiau turbūt tos želė, bet kada mes darom parai, tai nieko neatsitiks, jeigu jie ir bus vienam tam mikse. Aš, kai sakiau anksčiau, kad susidėkit visus 3 į vieną, kažkokį tai indą, ir po šaukštelį kiekvieną kartą prieš valgį arba valgio metu išgerkit. Bet ką pastebėjau, kad geriausia jos yra išmirkyti. Kada jie išmirkyti, jie jau tokie, greitai aktyvinasi. Nes būna tai skrandžio ten sulčių mažai, tai vėl kažkokios ten problemos ir ne visada gaunasi ta tokia teigiamas tas toks poveikis. Tai čia vaistinio drebaluočio 2 šaukštukus įdėjau, tada puslėtoje guveinę įdėsiu 2. Čia žliaudų gaunasi. Bet nieko. Ir laminarija. Aš pradėsiu sveikatinimosi pramoga 3 spalio pabaigoje. Tai taip tie milteliai po truputį išbrinksta. Tokia košytė pradeda darytis. Jie yra žiauriai neskanus. Neskanus, bet aš kažkaip savo galvelį įsakiau, kad čia yra vaistai mano sveikatai, mano ilgamžiškumui, mano kraujotakai, mano metabolizmui ir visai kūno veiklai. Kadangi oras yra be galo užterštas, maistas irgi, cukraus pridėta visuose produktuose, pradedant nuo kečupo iki bet kur, visur cukrus. Tai matot, gavosi tokia želė. Ir tos želė, kai pasižiūrėjo mane, paėmiau tokius mažiukus, po 2 šaukštelius, tokie labai mažyčiai, čia nežinau, tokie. O gavosi tokia jau kaip ir normali masė. Realiai tą masę 1 šaukštą ir su vandeniu užgeriam. Tai dar aišku turi mumijų. Mumijus yra pats kečiausias čia pasaulyje. Mūsų gamybai buvo atvykę iš Mongolijos delegacija ir norėjo vieną mūsų iš gamybos lyderį ten paimti, kad apmokytų. Kaip padaryti, išvalyti tą mumijų, kada surenka tuose kalnuose.
kad negautųsi tokią žaliavą. Bet jie nutraukė tą valstybinį projektą, kadangi suprato, jog biznio iš šito nepadarysi ir to mumijaus, to žaliavos nėra tiek, kad visam pasauliu užtektų. Ir kas daro biznį, jūs patys žinot, kaip su juo ten elgėsi. Paskutinis buvo toks topinis bajeris, kai žmogus atsiuntė, va tokį va pirkau. Tai ten neišsiverčiau aš to pavadinimo, bet žinau, kad vaistinis drebuluotis sudėtyje tipo mumijaus. Tada tumerik, nežinau, išsiverskit tumerik, žalia tokia, gal gelsvė, nežinau, žodžiu, gal kitą kartą pasakysiu. Bet visi trys sumaišyti į vieną tokį bajerį ir žinot patys, kad mumijos, jisai rankose jisai šylant, jisai toksai minkštėja. Jeigu įdedam į šaldymą, pavyzdžiui, kamerą, jisai sukietėja. Jeigu mes laikysim jį atidarytą, kai jūs gaunat tą mumijų, iškart reikia išimti jo iš to plastiko. Ir mes realiai kiekvieną savaitę beveik gaunam. Buvo čia didelis stopas, kai neturėjom išvis. Ten sudėtingas buvo sąlygas su transportavimu ir taip toliau. Bet dabar lygtis viskas išsisprendė. Tai realiai kiekvieną savaitę mes gaunam naują tą partiją, tai ten nespėja net prisigerti tos naftos ar ten ko, nes net tipo plastikas labai blogai, bet transportavimui labai puikiai tinka. Tai jeigu kas nusiperka daugiau, dėkite kokį nors stiklinį indą ir šaldymo kamerą. Ten gali 100 metų laikyti mumijus ir nieko neatsitiks jam. Tai va, nutraukė tą projektą ir nedarė vien dėl to. Ir to mumijaus, žodžiu, daug nėra. O kas turi ten kilogramais, ten kiek tik norit, mes jo turim, ten išveža iš ten Himalai, ten kalnų ir panašiai. Tai, jūs pirmiausia išbandykit ten tuos visus, kaip aš sakau, produktus, ten šalutinių visokių poveikių prirašyta, žodžiu, o po to ateikit pas mus, išbandysit mūsų. Tai va, geriausias yra toks variantas, o ne toks, kad pirmiausia mano pabandot, o paskui ieškat kažkur ten kitų variantų. Tai va, pirmiausia, išbandykit visur rinkai, kokius ten galit gauti, o po to jau ateisit pas mane pačią geriausią, nes čia yra number one. Kaip aš sakau, tai jeigu auksas, va čia žiedas auksinis, bet jis yra su praba 585. Ir vis tiek jisai turi savo vertę, ne? Tai lygiai tas pats su mumijom. Jeigu jis yra kitokios ar skystos, ten kažkokios koncentracijos, stiklinėse tokios indelės, tai jis vis tiek nebus investicinis auksas. Jisai bus toks žiedas pagamintas, auskariukai, grandinėlės panašiai. O žaliavinis mumijos ir kaip čia pasakyti, tas auksas, 99 praba, kur laiko Šveicarijos bankuose ten ir taip toliau. Tai jis yra investicinis, tai jis yra tikras, pats tikriausias ir lygiai tas pats su šito mumijom. Jis yra minkštas, mato toks, jis neskystas, jis minkštas, juodas, kaip smala ir blizgus. Tai va, aukščiausia kokybė ir būna, sakau, kad nėra, net žmonės laukia po 2 savaitės, kol gauna mes tų mumijus. Ir akmens aliejus dar programą įeina. Akmens aliejus, jeigu mumijus pagal Tibeto ten kažkokią ten skalę, vertinamas 4 balais iš 7, tai akmens aliejus vertinamas brakšun, vertinamas 7 iš 7. Ir iš tikrųjų buvo toks bajeris, tuo metu, kai nebuvo mumijaus. Ir aš pats jo neturėjau. Tai žodžiu, atvykau į Londoną ir tokia buvo nepatogus čiužinys, pradėjo man kažkaip nugarą tam skaudėti. Ir su mumijo aš žinodavau, kad tikrai nuima tą visą man įtampą su nugaros skausmais. O su akmens aliejum nežinojau. Tai pasidariau akmens aliejaus 2 kartus, aš jo išgėriau 3 gramus ant 1 litro. Tokį pasidariau gerimuką ir viskas. Ir ant rytojus jau man nebeskaudėjo. Tai supratau galę to akmens aliejaus. Tai va.
ir kad jis yra galingesnis už mumijų, tai galiu tikrai patvirtinti ant savęs. Tai va, gydosi daug ligų ir panašiai ir panašiai. Tai, va. Tai tokia trumpa šiandien laidelė, karšta čia pas mane, nes tokiuose šiltuose kraštuose esu. Tai va, matot, dar daugiau išbrinko ir va, jau kokią pasidarė košę. Matot? Tai va, realiai tie miltukai skrandyje kažkaip va taip va jie nepasidaro. Tai toks visas jaučiasi tuštinimas ir panašiai. Aš priaugau tam svorio, žodžiu, prisidirbau su tais visais valgymais namuose, nesigaminant, žodžiu, visokių tam. Tai pasirodysiu, kaip aš ten atrodau. Žodžiu, dabar nesirodysiu, bet kai pradėsiu programą, tada pasirodysiu. Ir padarysiu tas 3 savaičių kursą, aišku, dėsiu sporto, kad aš vėl stipriai atsigaučiau. Su mumijum žiauriai daug atsiliepimų jūsų, žiauriai daug. Praktiškai kas kartą aš gaunu. Tai jūsų mumijus pats geriausias, tai aš pajutau, tai man susitvarkė miego kokybė, tai man testosteronas pakilo į jaunystę ir panašiai. Tai žodžiu, tuos visus komentarus galite rasti Instagram ir kituose socialinės medijos kanalas. Tai va, tiek šiandien. Linkiu visiems meilės, sėkmės, džiaugsmas, sveikatos ir iki kito video.